Sveiki, gyvi kolegos, giminės, draugai, pažįstami. Tai šiandien pakalbėsim vėl apie techninę analizę, bet visų pirma norėčiau paprašyti jūsų paspausti like, prenumeruokit kanalą, jeigu dar nesate to padarę, parašykite komentarą, kokiu norėtumėte daugiau techninių analizių ir artimiausiu metu galėsime taip organizuoti. Labai svarbu, kad parašytumėt kokį komentarą ar gerą atsiliepimą, nes tai padeda, tai suteikia papildomas motivacijos kurti ir daryti video toliau. Nes nebūtinai komentaras gali būti geras, gali būti ir blogas. Tiesiog tai rodo jūsų aktyvumą ir matau, kad tai yra naudinga. Tai va. Tai pradėkime nuo Palantyro. Tai esmė, kad Palantyrą žinau, kad daug kas esate priprekiavę, daug kas investavę, daug kas dar dabar į laiko, daug kas yra pardavę, daug kas yra nesėkmingai pardavę, kažkas sėkmingai. Tai pasidalinsiu lygiais, kuriuos aš matau, kurie man atrodo labai tikslingi tiek investavime, tiek swing pozicijose, tiek apie tradingą paliesim, pašnekėsim. Tai pradėkim nuo viršaus ir mūsų pirmas lygis būtų čia. Tai čia mes galime matyti pasipriešinimą, jeigu pramuš šitą lygį. Dabar kodėl mūsų lygis yra čia, aišku, mes jau daug kas žinos, bet kuo daugiau susikirtimo taškų, tuo mūsų stipresnis lygis. Tai va čia visur va šitos zonos mes matome puikų lygį, pakankamai stiprų ir kuris čia jau kartojasi mums pakankamai ilgą laiką. Kitas mūsų lygis būtų šitos vietos, irgi puikiausiai matosi visi judėjimai. Po to sektų šitos vietos, kur mūsų daug čia buvo susikirtimo taškų, daug atšokimų nuo tų kainų ir taip toliau. Šitie lygiai pakankamai stiprus, aš juos laikau pakankamai stipriais, taip kiek aš suprantu. Ir jais galima puikiai pabandyti paspekuliuoti ir painvestuoti. Mano akimi geriausias užėjimo taškas būtų čia arba čia, bet ar mes gausim, tai klausimas. Manau, kad iki šitos vietos gali tikrai Palantyras sugrįžti, bet norint, kad jisai čia sugrįžtų, rinka turi parodyti silpnumo. Jeigu rinka parodys silpnumo, galimai, kad kaina trauks ir partrauks iki čia. Bet norint, kad čia sugrįžtų, rinka turi toliau rodyti silpnumą, kas vyksta paskutiniam dienom. Čia labai puikus lygis ir palei ko tai galima spręsti, pažiūrėkit va čia šitą kritimą, kad čia koks buvo volume didelis, sukilęs. Ir pažiūrėkit, kaip čia puikiausiai atlaikė, sulaikė ir nuo tos kainos atšoko ir nuėdėjo į viršų. Po to kitas kritimas irgi buvo taip pat, irgi volumas buvo sukilęs ir irgi pažiūrėkit, sustojo lygiai tam pačiam lygiai. Ką tai rodo, kad čia yra labai stiprus lygis. Jeigu mes žiūrėtumėm į investavimo galimybę, tai čia būtų puikiai galimybė prie kitų lygių painvestuoti. Pradėčiau aš ne čia, sekantis lygis, jeigu kaina pakristų, pirkčiau čia. Nu ir iki čia, jeigu pakristų, tai būtų iš vis super, bet labai stipriai abejoju, kad kaina ant Palantyrą tai pasikoreguotų, nes jis pakankamai stipriai atrodo tiek disbalansė šiai dienai, tiek aplamai tarp akcijų kitų. Tai kas liečia iš investavimo būtų tokie lygiai greičiausiai. Nu jo, greičiausiai taip, mano akim. Šiaip žiūriu, vat labai gražiai atrodo, tokiom dėžėm blokais juda, net miela gražu žiūrėti, pavyzdžiui, čia žiūrėkit, opa, opa. Čia toliau irgi labai puikiai atrodo šitos vietos. Nu tiesiog. Prekyba kaip vyksta, žiūrėkit, išeina iš dėžės, čia vadinamas dėžės, iš dėžės išeina, kaina paretestina, grįžta iki dėžės ir nuvažiuoja į viršų. Ir čia visur žiūrėkit, taip, opa, opa. Labai struktūriškai juda akcija, labai puikiai atrodo. Tai dabar kas liečia spekulaciją, biškai paimkim valandinį, pašnekėkime apie tą spekuliantų traderių duoną, kuriuose vietose jie uždirba, nes daug kas nesupranta, tai pagrindas spekuliantų traderių yra šitos vietos. Pramuša lygį, jie čia perka, stopą deda žemiau ir jų pardavimas būna šita vieta. Ir jie prekiauja toj dėžėje vadinama, šitam kolidoriui, tarp lygių. Čia jie šortina,
kaina krenta iki čia, čia parduoda, nes čia žino, kad bus pasipriešinimas prie šito lygio, todėl jie nerizikuoja ir šitose vietose pardavinėja, čia jeigu fortinam iš viršaus. Jeigu longinam, lygiai taip pat, tik tai iš kitos pusės darom. Čia perkam prie pačių, parduodam prie čia. Stopas būna žemiau lygio. Tiek iš vienos pusės, jeigu žiūrėsim, tiek iš kitos. Čia užeinam, čia perkam, išėjimas čia, stopas čia. Čia rizika, čia uždirbimas mūsų. Taip atrodo, kaip prekiauja arba swingas, arba tik traderiai. Ką dabar matom, kokie būtų scenarijai, tai jeigu spekulacijai žiūrėti, tai mūsų kaina turi partraukti iki lygio. Jeigu partrauks iki lygio, tada galima žiūrėti užėjimo tašką, stopas aiškus, profitas aiškus. Kitas variantas - laukti, kol pramuš lygį, grįž, paretestins lygį, pasimalk čia apie kainą ir tada išvažiuos. Tada čia mūsų pirkimas turėtų būti, stopas žemiau, profitą pasiemam čia dalį, o dalį žiūrim, kaip judės toliau. Nes jeigu kirs šitą lygį, tai bus palantyras atrodys labai stipriai, tai jisai čia greičiausiai pristos, bet nemanau, kad sustos, nes šį palantyras pakankamai gerai atrodo paskutiniu metu, nežinau, čia nuo to kilimo praktiškai. Tai spekulacijai, treidinimui būtų taip, swing pozicijom irgi, kad dabar mes čia negalim užžeidinėti, nes čia mūsų rizika per didelė. Dabar žiūrėkit, jeigu mes čia užeinam, stopą dedam čia, mūsų pirmas pasipriešinimo taškas čia gaunasi 1:1 rizika, tai čia geriau nueiti kazino, prasut ruletę kokią turbūt. Tai ko mums reikia sulaukti? Mums reikia sulaukti, kol kaina nujuda iki lygio. Kaip nujuda kaina iki lygio tiek į vieną, tiek į kitą pusę, ten jau galima priimti sprendimus. Ar mes žiūrim šortą, kad kaina kris ir stopas būna aiškus kurioje vietoje, arba mes žiūrim į longą ir tada stopas aišku ir aišku, kurioje mes vietoje mums reikėtų išeiti. Taip yra prekiaujama aktyvioji prekyba. Jeigu mes žiūrime investicinę arba į swing pozicijas, kur kiti žmonės nededa stopų jas ir jie swingą prekiauja taip, kad čia nuperka, jeigu kaina pakrenta dar, jie daperka čia ir taip gali užpirkti 4-5 kartus poziciją. Tai jie prasiskedžia kainą ir taip prekiauja. Čia viskas priklauso nuo jūsų prekybos stiliaus, kaip prekiausit. Tai va, kas liečia spekulaciją pakalbėjom. Dabar dar noriu parodyti vieną dalyką, tai skaičiuoklę, mūsų disbalansą, kuris atrodo labai gerai. Palantyras atrodo labai gerai, čia žiūrėkit, disbalansas didėja, tai reiškia, kad akcija yra fortinama, retail jį parduoda, kažkas ją supirkinėja dėdės, kurie turi daug pinigų, kaip jau žinom, ne? Čia žiūrėkit, kaina šortinama, šortinamos pozicijos, kaina nekrenta. Ne tai, kad nekrenta, o netgi kyla. Pasižiūrėkit, čia pardavinėja, įsivaizduokit, pardavinėjamos pozicijos, o kaina važiuoja virš. Ką tai reiškia, kad kaina yra stumiama į viršų didžiųjų rinkos žaidėjų ir dėl to kaina kyla ir kils. Nes pažiūrėsit, disbalansas ir minus 11%. Bet jau kaip ir kalbėjom, šitoj vietoj man pirkti yra per brangu, reikia palaukti biškį, kol kaina partrauks atgal kažkiek. O iki kur partrauks, čia jau nieks nežino. Ateitis parodys, bet man asmeniškai šitose vietose pirkti yra per brangu. Čia per daug pasipriešinimo. Jeigu praeitų tą lygį, apie kurį kalbėjom, dargi grįšim prie grafiko, tai ten būtų galima su mažu stopu žiūrėti užėjimą. Bet šiai dienai, jeigu žiūrėti iš spekulacinės, tai biški, ar ir tos pačios investicinės, mano požiūrį norėtų, kad biški kaina parsitrauktų. Ar parsitrauks, ar ne, pamatysim. Nes jeigu bus rinka stipri, palantyras išvažiuos taip, tada čia galėsim ieškoti užėjimo taškų. Nes dabar užeidinėt, turi jisai grįžti iki kažkur, norint turėti gerą užėjimą ir gerą kainą. Bet čia mano požiūriu taip prekiaujama yra, jūsų strategijos kitokios, jūs kiekvienas turite savo galvas ant pečių nešioja, kiekvienas prekiaujam, kas kaip suprantam. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Šiai dienai tiek, aptariam lygius, jeigu kilo kokių klausimų, klauskit, pasistengsiu atsakyti, jeigu reikia patarimų irgi klauskit, rašykit asmeniškai, pasistengsiu patart, padėti, kuom tik galiu ir kiek suprantu. Tai va, tai gražių švenčių, bet, dar pirmadienį susitiksim, tai dar bus vienas video ir šios metus užbaigsime jau taip turbūt. Tai nesakau dar gražių švenčių, sakau tik tai iki pirmadienio. Iki, sėkmės.